su tokia mašinėlė jau kažkur galima išvažiuoti. Ir aš jums tuoj atskleisiu paslaptį, kurgi mes taip švariai nusiprausę važiuosim. Na tai gerbiamas Sigitai, pasakyk, kurgi tu čia važiuosi? Gerai, sakau, mes, brangieji, važiuosim į Vokietiją. Važiuosim į Kelno miestą ir ten pasitiksim Kalėdas ir naujuosius metus. Va, kaip bus. Važiuosim su darbinė mašina. Su darbdaviu pavyko man susitart, išleidžia mane, liksiu ten šventėms. Aišku, prieš tai mes turėsim, tai bus rytoj. Mes turėsim važiuoti į Latviją pasikraut krovinį, paskui grįžę dar pernakvosim Lietuvoje ir šeštadienį vakarop mes judėsim link Vokietijos. Važiuosim į Olandiją, vešim krovinį, ten įsikrausim ir tada, kaip sakant, visom stačiom, 4, 8 ar 9, nesvarbu, važiuosim į Kielną. Tai va, norėčiau, kad nepabėgtumėt. Tie, kas nespėjo dar užsiprenumeruot, labai skubėjo, bet pamiršo. Tai padarykim tai gerai, visi kartu, va taip va. Va taip va draugiškai. O, kaip faina. Gerai, ir ką tada trumpom ištraukom nuvažiuosim į Vokietiją, o Vokietijoje jau bus action. Žiūrėkit, nepabėkit, komentuokit. Visai čia neblogas tas kanalas pirmyn atgal, ar ne? Va, ir baneriai nauji, viskas, šviečia žydi kanaliukas. Gerai, pirmyn, o atgal grįšim jau po švenčių. Iki. Labas rytas. Kita diena. Mes jau esam prie Lietuvos Latvijos pasienio. Važiuojam pirkt kelių. Kelių mokestis. Pasigrožėkite, eglutė. O matėt, kas nutiko su Alytaus miesto eglė? Jeigu kas nematė, tai va parodysiu. Gaila, bet tai ką padarysi. 8 metus tą konstrukciją atlaikė, tas karkasas, ar ne? Ir viskas nepataisomai subirėjo, čia per tą vėją. Bet už mūsų pinigusgi pastatys naują. Nėra ko verkt. Pasilikite kairėje. Pasilikite kairėje. Nesuprantu, čia tunelis 3,2 aukštis. Fūros važiuoja be problemų. Aš į čia kaip atvažiavau, tai įsigandau pradžioj. Galvojau, netilpsiu. Latvijoje biškį brangesnis kuras negu pas mus.
Va, žiūrėkit, Circle K po dešiniai. Dizelis 1,60,4. Nu, pas mus biški pigiau. Šiai dienai, aišku, šiai dienai. Kas dabar bus? Dalej prosto nie przejedzie, musi tu w lewo jechać. Aha, Objazdem, bo wypadek. Całkowicie droga zablokowana, nie ma. jasne. Sako, užblokuotas kelias, reikia važiuoti aplinkeliu. Vypadek. Avarija. Kas čia per pasakų miestelis? Gražiai atrodo. Vokietija. Vokietijai važiuoja ir tas depresinis oras iš karto. Elbės upė ir Magdeburgo tiltas. Važiuojame šone Magdeburgo. Tikriausiai jau dauguma iš jūsų žinot ar ne apie tą teroro išpuolį. Aš tokiais atvejais tikrai pagalvoju, ant kiek yra trapus mūsų gyvenimas. Nes paskutiniais duomenimis, kiek girdėjau, tai 5 buvo žuvusieji, tarp jų 9 metų vaikas, tik tai, nežinau, berniukas ar mergaitė, ten virš 200 sužeista. Aišku, čia tie, sakykime, statistiniai duomenys, ar ne, jie gali pasikeisti, gali iš sužeistųjų dar kažkas numirt. Bet esmė yra tame, kad žmonės ateina į mugę, ateina pasigrožėti, ateina galbūt kažką nusipirkti, galbūt kažką parduoti. Ir įsivaizduokit, kažkoks tai pydaras atlėkė su mašina į minią žmonių ir traiško visus kaip skrusdėlės. Kaip tai įmanoma, aš neįsivaizduoju. Jisai savo grupuotėje, jisai savo šalyje, jisai savo valstybėje, jisai pats save skaito didvyriu. Jie prisiskaitė ten visokių Koranuose tų nesąmonių, kad ten, nežinau, kad ten laukia kažkiek tai ten skaisčių mergelių, ten, kiek žinau, aš ten iš seniai ten dokumentinių žinių, tai 60 ar 70, kiek jų ten laukia skaisčių mergelių, tai nori į tą rojų ten papult ir su to mergelėm ten orgijas kelt. Nu, vienu žodžiu, nežinau tokio atveju, ką galima būtų pridurti. Apart to, kad, tokie tikrai gaidžiai jie neturi vaikščioti žemėje. Jie neturi. Dabar šitas irgi pastarasis, ar ne, 20 metų, kiek žinau, kiek girdėjau per radiją, ar ne, 20 metų gyveno Vokietijoje ir psichiatrų dirbo. Viskas aišku, matomai tam psichiatrui pačiuožė tas stogas, bet tokiam išpuoliui tai buvo tikrai ruoštasi, aš manau, čia ne savaitę, ne 2 ir kažkiek, nes Vokietijoje dažnai tai vyksta. Aplamai lenkai galvoja, mūgės tokios kaip vyksta, tai pasiruošimas būtų toks, aptvert kažkokiam tai, nežinau, kažkokiam tvorom ar kuo, kad negalėtų su transportu į jokią teritoriją įvažiuoti. Vienu žodžiu, žinot, čia bent kur gali tas įvykti, bent kokioj šaly, sakykime, galbūt didesnė tikimybė yra, kad įvyks ir nutiks tokie dalykai, teroro išpuoliai tose valstybėse, tose šalyse, kurios galbūt labiausiai kišasi. Tokiam gaidynui tikriausiai reikia galbūt viešo teismo. Aišku, savaime suprantama, juos pagauna, tuos, kuriuos pagauna, jie kenčia visą gyvenimą. Juos kankina, čia savaime suprantama, nes
per juos nori išeiti į aukštesnio rango, sakykime, vadeivas, ar ne? Tai va, kankinimais bando išgauti kažkokią tai informaciją, laisvės jau jiem aišku, viso gero. Bet teisingiausia, aišku, geras tas variantas sužinoti tiesiog, ar ne, kas organizuoja tokius, sakykime, žiaurius, baisius teroro išpuolius. Visus reiktų nušluoti nuo žemės paviršiaus. Visus nušluoti. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Žiauru, iš tikrųjų, tikrai yra žiauru. Tu šiandien planuoji, vaikštai, atlėkė kažkoks tai tiesiog kaip keglį tave nupūtė nuo šaligatvio ar nuo kelio, nesvarbu. Viskas, tavęs nėra, arba tu amžinas neįgalusis. Čia deda lietučio gero. Su sniegu toks. Visi nusėmė gazus, viskas. Baigėsi lėkimai. Oho. Per tą lietų tikriausiai avarijos įvyko. Skersuotos. Aha. Nuneštas lengvos visas priekis. Bet tai palauk, tai su kuo ten galėjo? Arba pati atitvarus kur nors gal įkalė. Greitis, lietus ir jeigu tik neapdairumas ir viskas. Neįvertini pakankamai atitinkamai situacijos ir viskas. Bet čia dabar kamštukas bus ojojoj. Mes tu įstosim trumpam poilsiui. 300 km iki Final Destination. Na štai, įvežėm visus 4 ratus į legalizuotų pypkorių žemelę. 180 km iki galutinio tikslo. Labai įdomu kainos degalų. Dizelis 1,94, benzinas 2,18. Eso degalinė. Mes įvažiavom į Amsterdamo žemes. Prasideda lenktynės. Čia tiek juostų, tai tik spėk reikiuotis. Pasigrožėkite tais pastatais. Čia tai pieštukai. Dieną grįždinėsim pro čia tikriausiai, tai pabandysim dienos šviesos vaizdų. Traukinukas po kairiai mus lenkia. Aš važiuoju 102. Tai kiek jisai lekia? Kokia 110 panašiai. Galvoju, gal biškį mažiau. Senesni žiūrovai, ne metų prasme, bet kanalo sekimo. Tai žino šitas vietovės, nes čia dabar po kairiai pusė yra tas oro uostas, ar ne? Mes čia ne kartą esam važiavę. Priekyje išvažiavimas. Labas rytas, viskas po darbų. Nu kaip po darbų įsikroviau. Ir važiuoju aš jau ten, kur labai noriu. Į Kiolną. Kairė.
Amsterdamo labai čia didelis, jaučiu keli terminalai čia to oro uosto. Čia ir po vieną, ir po kitai pusėje. Lakūnas nuo žodžio lakti. Jeigu manęs kas paklaustų, ar norėčiau dirbti Olandijoje, vežiot krovinius po Olandiją, sakykim, sutikčiau be jokių skrupulų, be jokių atsikalbinėjimų. Keliai paduškos. Aš juos vadinu paduškomis, kadangi važiuoja nei vienos duobytės. Aišku, ten išimtis yra kažkokia užmiesčio gal keliukai ar ne, ar ką, bet pagrindiniai keliai, tai nežinau, nor prie žaizdos dėk. Vokietija, o tiesa, buvau pamiršęs. Sveiki atvykę į Vokietiją. Jau mes bičiuliai Kiolne, tik čia pakraštys dar Kiolno. Važiuoju, pasirūpysiu degalais, adebliu, kad nereiktų ten, žinot, po švenčių lakstyti, ieškoti ir taip toliau ir TTT. Tai vienu žodžiu viskuo pasirūpinu, kad būčiau ramus ir galėčiau šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Štai jums biškį pradinio Kiolno vaizdo. Pradinio. Matau televizijos bokštą, eina upė, viskas čia vietoj. Viską jums filmuosiu. Būtinai žiūrėkit antrą dalį. Reinas. Pas mus visas veiksmas vyks po dešinį, jūs nemato dabar nieko. Pagodžiau. Čia va Reino paupy, Reino pakrašty, irgi mūgės, čia aš ne kartą čia esu buvęs, visokių suvenyrų, nu ir taip toliau, žinot, galima nusipirkti. Yra va garlaiviai visokie paplaukiot galima. Vienu žodžiu, veiksmo netrūksta. Neatsimenu tunelio aukščio. Neustrikčiau kur. Mėlynas stop ženklas. Šį kelio ženklą galima rasti tik vienoje vietoje Žemėje – Havajuose. Norint jį pamatyti, jums tektų nukeliauti daugiau nei 12 000 kilometrų. Labai norėčiau, kad pasisektų su parkingu, nes čia, žinot, tokiuose miestuose ir dar centre, tai čia tikrai yra problematiška. Su lengva mašina, su savo aš kiek čia buvęs, tai jokių problemų. Aš žinau ten tokias vietas ir dabar važiuosiu į ten, kur esu praeitą kartą buvęs, parkavęs. Ten tada man pasisekė, bet dabar didelė šventės laukia, tai nežinau, kaip ten bus iš tikrųjų. Matysim. Čia autobusų traukinių stotis. Čia taip viskas sukišta. Žiūrėkit, traukiniai ten viršui važiuoja, tramvajai. Action! Laikykitės dešinės, tada priekyje pasilikite dešinėje. Nu, bandom melstis ir ieškot kažką. Važiuoju į savo senas vietas. O čia aš visada laikydavau mašiną čia va šitose vietose. Ir va, čia yra. O
Turėsiu tilt. Reikia važiuoti apsisukt man dabar. Gerai, manyčiau, kad mes kažką tai... Svarbu čia neišlaužyti nieko. Bėda su tokia didesnė mašina, norint kažkur tai va čia prisiparkuot. Na, aš galvoju, kad čia problemų nesukelsiu niekam. Kada nekeli problemų, nekrenti į akis, tai viskas gerai. Na ir ką, bičiuliai, aš nusprendžiau tiesiog nerizikuoti. Geriau vieną kartą susimokėti, kad ten atrodytų truputį gal ir daugiau, bet tokiam laikotarpiu aš manau, kad čia labai didelė suma nesigauna. Štai mano mašiniukas stovi, ar ne? Ir mes galim pasižiūrėti truputį. Reiškia, vat kainos, jūs patys galit viską įsiverst ar ką, bet čia viskas, kaip sakant, juodo ant balto parašyta. Maksimum 30 eurų. Aš galvoju pirkt šį maksiminį leidimą ir stovėti kiek noriu tiesiog, nes po naujų metų tik išvažiuosiu. O šiandien 23 tik tai gruodžio. Dar neapsimoka. Apsimoka. Čia kiekvieną dieną lakstyt man po vienu žodžiu, po kiek čia mokėti išeitų, jeigu vienai dienai matot 5 eurai. Jeigu kasdienį leidimą pirkt, tai gaunasi tikrai daugiau negu kad vienkartinį, ar ne, maksiminį tą leidimą. Tai taip, kad nusipirko šį ir ramus. Štai taip, kontrolieriai matys, viską matys ir neprisikabys. Danke. Appetit. Einam biškį arčiau. Nežinau, gal. Štai pasigrožėkit. Tiek daug nebuvo niekada perpjovę. Atėjo laikas baigiamai kalbai. Kas parašyta miniatiūroje, tai yra tikra tiesa, kad viskas turėjo būti kitaip.